Kokias paslaugas dažniausiai šiaip linkę žmonės finansuotis? Tai kalbant apie tą medicinos paslaugų finansavimą, tai čia turbūt vienareikšmiškai odontologinės paslaugos yra tos, kurios dažniausiai finansuojamos pasirenka tą atsiskaitymą dalim. Tuo labiau, kad dabar tikrai nemažai klinikų ir turi tą galimybę atsiskaitimo dalim. Pasižiūrėjus, galima rasti tikrai klinikų, kurios ir be jokio pabrangimo klientai gali suteikti atsiskaitimo dalim galimybę. Tai šitą turbūt įvardinčiau kaip populiariausią variantą. Na ir paskui eina įvairios paslaugos, net ir chirurginės paslaugos, kurios yra mokamos, nefinansuojamos. Tai gali būti akių korekcija ar ne kažkokios tai plastinės operacijos. Na ir tada jau kuo toliau, tuo labiau populiarėja kažkokios tai brangesnės grožio paslaugos, įvairios ten lazerinės depiliacijos, dar kažkas, tai, kur tu turi galbūt kažkokį tai kursą atlikti ir kainuoja kelis šimtus, norisi turėti tai čia ir dabar, pasikoreguoti sveikatą, pasidaryti kažkokias grožio paslaugas, bet finansuotis su atidėtų mokėjimu.